Šį kartą mes atvažiavom su mobilia kilnojama pirtele ir jinai tikrai neprilygsta tradiciniai lietuviškai pirčiai. Tai yra tokia vieta, kur galima buvo pademonstruoti vanojimą ir leisti žmonėms paragauti garo. Tačiau jis nėra toks kaip tikroje pirtyje. Šiandien susirinko labai puikūs smalsūs žmonės, kurie domėjosi viskuo, kaip ta vanta turi atrodyti, kaip mazgelį surišti, kokios formos, iš kokių lapų galima rišti vantas. Jie šiek tiek sužinojo, kiek mes galėjom per trumpą laiką pasakyti. Lietuvoje yra labai gilios pirties ir vanojimo tradicijos, tik tai jos gerokai pamirštos. Vantos rišamos iš daugybės rūšių medžių, aišku, populiariausias yra beržas ir ąžuolas, tačiau ir visos kitos vantos turi savo paskirtį ir yra naudojamos pirtyje. Neseniai mūsų pirtyje viešėjo svečiai iš Suomijos, tai jie buvo nustebę, kad mes taip gerai mokam panoti, pas juos jau beveik pamiršta. O birštoniečiai, kurie atėjo gausiai šiandien rinkosi, kad ir į tą viešą pirtį išbandyti pažiūrėti? Taip. Visą laiką pas mus būriuojasi būrelis žmonių ir jie žiūri, kaip vanojama, bando patys pakartoti. Ir vienas kitas bando įsisiūlyti, kad būtų pavanotas. Ar toks viešas, tarkim, pirčių pristatymas, kokį tikslą turi, tarkim, kad ir šiandien Birštone? Ko siekiama? Tiesiog dalinamės tuo, kuo džiaugiamės ir patys. O taip pat siekiam atkreipti žmonių dėmesį, kad mes galim didžiuoti savo tradicinę lietuvišką pirtimi.